kaip mane. Šlėk. Ugnis. Mane tiesiog degina. Iš vidaus. Tai normalu, gerai. Toks mūsų amžius. Neypatingai. Tiesiog labai komplikuoti. Pati prisisakė per tą legendinę paskaitą apie paauglystę. Sakė ne tik klausytis, liepė užsirašyti. Tipo, užsirašykit, vaikai, nes po to sakysit, kad nieko nežinojot. O jau tu, Margareta, garantuotai viską užsirašei ir dar nesu paryškintom antraštėm. Margareta tai jau tikrai užsirašė. Jis savo dienoraštį turbūt net turinį susideda. Ir net ir skyreliai. Tik truputį savais, neletariau žodžiais. Cituoju. Mieli paaugliai, jūsų smegenys šiuo metu išgyvena kapitalinį remontą. Jei jums sunku susikaupti, nenustebkite. Jūsų kaktos sritis dar tik formuojasi. Jūsų impulsyvus elgesys irgi normalu. Jūsų prefrontalinė smegenų žievė irgi dar ne iki galo išsivysčiusi. Taigi, kitaip tariant, mes nesam iki galo instaliuoti. Nuostabu. Pasirodo, mes kol kas esam tik žmogaus beta versija. O dar paprasčiau neįmanoma. Klausykitės, tuoj bus kulminacija. Mieli paaugliai, Būtent dėl migdolinio kūno nesuvokėte savo elgesio pasekmių ir esate emociškai nestabilūs. kad aš dabar taip nekenčiu viso, kas darosi aplinkui, kad galėčiau viską sudaužyti, sugriauti, sudaužyti,